Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbėdamas apie savaitę, norėčiau pasidžiaugti, norėčiau pasididžiuoti mūsų kūrybos ir menų akademiją. Visagino kūrybos ir menų akademija. Turiu omenyje, buvau sekmadienį Vilniuje filharmonijoje, kur mūsų auklėtiniai koncertavo su vienu iš ne tai, kad geriausių Lietuvos orkestrų, vienu iš geriausių pasaulio orkestrų filharmonijoje. Ir klausydamas, kaip mūsų vaikai koncertuoja kartu su tais profesionalais, aš didžiavausi. Nes matyt netgi pats orkestras didžiuotųsi, turėdamas tokius atlikėjus. Tikrai labai noriu padėkoti vaikams, padėkoti tėveliams, o ypatingai akademijos bendruomeniai, ypatingai mokytojams. Jūs tikrai šaunus, jūs tikra to žodžio prasme garsinat Visaginą. Ką kalbėti apie visą kitą savaitę, taip jau yra, kad po sekmadienio buvau toks pakylėtas. Ir pasirodė, kad tie darbai, kurie vyko tą savaitės dalį, ne tiek svarbus, kiek tas įspūdis, kurį padarė mūsų akademija Vilniuje. Atsakysiu dabar į tuos klausimus, kurie šią savaitę gavau. Kodėl savaitgaliais neįmanoma organizuoti kiemsargių darbo, ypač sningant? Matot, galima, nieks nesako, kad negalima, tai tikrai kainuotų šiek tiek daugiau, tačiau ar tai išspręs klausimą, nes niekas nepasakys, kad savaitgaliai sninga, o vidury savaitės nesninga, taip kad klausimas, ar tai išspręstų pačią pagrindinę problemą. Kiemsargiai dirba, tai manau, sąžiningai dirba, ir ar reikia daryti savaitgaliais jiems dar darbą? Kol kas manau, kad ne. Kada bus galima atsiskaityti, kaip ir anksčiau, už UAB Visagino energiją paslaugas per Swedbank, pagal šabloną kartu deklaruojant skaitiklių rodmenis? Negaliu pasakyti, kada bus taip, kaip buvo. Kreipiausi į Visagino energijos specialistus. Jie paaiškino, ten vyksta pirkimai tam, kad šią paslaugą turėti. Tačiau patikino vieną, jeigu kreipsitės, visada galima susitarti dėl mokėjimo būdo, bet su Visagino energijos specialistais. UAB Visagino energija skatina gyventojus įsiskaityti popierinių sąskaitų ir įskaityti per įmonės interneto svetainėje esančią savitarnos sistemą. Kodėl ši įmonė siunčia popierinės sąskaitas tiems, kurie gauna elektroninės sąskaitas? Paprastas dalykas, tai yra sistema. Jeigu jūs nepaženklinote, pamiršote padėti varnelę, kad jums nesiųsti popierinių sąskaitų, tai įmonė vykdo tai, kaip yra jūsų paprašyta, siunčia ir elektroninės, ir popierinės. Taip, kad pasitikrinkite, jeigu uždėsite varnelę, kad nesiųsti, jums jų nesiūs. Atnaujintoje Sadulinos alėjoje privačių pastatų sienos atrodo apšiurušios. Ar galima įpareigoti savininkus juos sutvarkyti? Deja, įpareigoti apšiurusias sienas susitvarkyti negalime, galime tik kreiptis, kad vis dėlto pasižiūrėkit, kad reikėtų investuoti į savo namą, į savo nuosavybę ir susitvarkyti jį. Ta ir darome. Įpareigoti galima būtų tuo atveju, jeigu tos sienos taptų avarinėmis arba kažkaip keltų grėsmę žmonių sveikatai, net gyvybei, tada taip. O dabar aš manau, kad ir patys gyventojai mato, kad po rekonstrukcijos alėjos jų namas jau turėtų būti irgi atnaujintas. Visoje Lietuvoje skurstantiems dalinamos socialinės kortelės, kad jie patys galėtų nusipirkti maisto. Kada ši naujovė pasieks Visaginą? Tai manau, kad pasieks taip pat kaip ir visoje Lietuvoje. Žinau, kad Maisto bankas dabar šitas korteles dalins ir patalpos suteiktos, ir sutartys pasirašytos, taip kad bus taip pat kaip ir visoje Lietuvoje. Kada bus sutvarkyta teritorija aplink Visagino savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrių? Ar yra planų
perkelti įstaigą į kitą vietą. Pradėsiu nuo antros dalies klausimo, tai perkelti įstaigą į kitą vietą tokio klausimo nėra. Kol kas nesvarstėme tokio klausimo, o pačią teritoriją pakankamai lengva atsakysiu, kad jau projektas yra, finansavimas taip pat yra ir 24 metais visa teritorija, visa ta gatvė bus rekonstruojama, tame tarpe ir teritorija prie civilinės metrikacijos skyriaus, o 25 turėtų šie statybos darbai būti užbaigti. Individualios plėtros kvartalo teritorija yra aikštelė su smėlio mišiniu, o šalia dar viena aikštelė su daug išmestų klozetų. Ar jie bus pašalinti, kai prasidės kūrimosi darbai? Tai nebejotinai tikrai taip, jie bus pašalinti dabar. Kaip ir smėlis, taip ir tos statybinės atliekos yra privačiame sklype. Netgi pasakysiu tiek, kad smėliui sandėliuoti esame sudarę nuomos sutartį, kad ten galėtumėm, tai yra savivaldybė, laiko smėlį tam, kad galėtumėm barstyti miesto gatves ir šaligatvius juo, o tos statybinės atliekos, jos privalo būti pašalintos ir net nelaukiant, kada jau bus pradėti statyti individualūs namai. Kai kurie sklypai, kurie aukciono tarnyboje nėra pažymėti kaip parduoti ir nėra pažymėti kaip planuojami parduoti, jau yra pažymėti žemėje oranžiniais kadastro ženklais. Ar tai būsimi gudrūs pirkėjai, kurie nusprendė, kad sklypas jau priklauso jiems ir pažymėjo jį ženklais? Ne, tikrai ne. Visi sklypai yra pažymėti kadastro specialistų tam, kad parduoti aukcione ir niekas nenusipirkęs šito sklypo negali niekaip kitaip žymėti, gudrus jisai ar ne. Ar yra kitų būdų įsigyti žemės sklypą be aukciono? Jeigu kalbame apie valstybinį sklypą, kurį dabar galima įsigyti per aukcioną, tai kito būdo nėra. Aišku, nekalbu apie tuos būdus, kada jau savininkas, turėdamas sklypą, gali nutarti ir parduoti kažkam kitam. Ar Visagine turbūt trūksta darbuotojų, jei turizmo plėtros centrui laikinai vadovauja administracijos darbuotoja Agata Lavrinovič, įdienomis architektūros skyriaus darbuotoja, o vakarais plėtoja turizmą. Matot, taip įdomiai skamba klausimas, tai tikrai ne tiesa, kad dienomis, vakarais, tačiau kažkas turi pavaduoti direktorę turizmo plėtros centro, kadangi į vaiko priežiūros atostogose. Taigi Agata sutiko tą padaryti ir aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie nori, gali pavaduoti ir daro tą tikrai labai kokybiškai ir gerai. Turizmo plėtros centre dirba 3 žmonės. Laikinai einantis direktorius pareigas ir turintis kuklų biudžetą. Visagino ekonomikos plėtros centre dirba 6 darbuotojai, kurių vidutinis atlyginimas 2000 eurų. Nuolatinis direktorius. Kodėl toks finansavimo ir darbuotojų disbalansas? Turime taupyti visiems. Matot, tikrai nežinau, iš kur tokia informacija, kad čia tik 2000 eurų vidutinis atlyginimas, bet matyti jums geriau žinoma apie tai. Tačiau noriu pasakyti, kad lyginti 2 nesulyginamas įstaigas būtų neteisinga, nes tai yra apimtys visai kitokios ir darbų sfera kitokia ir galimybės visiškai kitokios, o finansavimas jisai adekvačiai panašus, tačiau kiekviena įstaiga, rodydama rezultatus ir galėdama netgi ir užsidirbti, nusistato ir darbuotojų skaičių. Taigi visus klausimus atsakiau. Ši savaitė kaip ir sutrumpinta, viena diena, tai yra vasario 16, išeiginė, bet įžymė ji ne tuo, o tuo, kad mes švęsime valstybingumo šventę, mes didžiuosimės savo valstybę, mes džiaugsimės tuo, ką turime ir manau, kad turime nepamiršti, kiek daug mes turime, kaip sunkiai tai yra iškovota ir
saugosime tai, ką turime ir perduosime kitoms kartoms. Ir viskas pas mus bus gerai.